Bendradarbiai nėra tavo draugai. Arba ko aš patarčiau niekada nedaryt darbe. Visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Tolku. Jau dariau ir tikriausiai dar darysiu video apie darbo terpę, ko patarčiau niekada neviešinti darbe arba ko geriau nedaryti darbe, kad nesugadinti savo darbo reputacijos bei palaikyti gerus profesionalius santykius su bendradarbiais. Visa šita situacija su grupe 69 danguje įkvėpė mane padaryti dar vieną video šią temą. Manau, kad jau reikės apjungti šios video į bendrą playlist, aš pabandysiu jį prisekti čia ir vėliau galite pažiūrėti taip pat kitus mano video. Šitos grupės istorija yra puikus pavyzdys, kaip kartais kai kurie dalykai gali atsitikti darbo terpėje, kaip darbo terpė niekada nėra tavo draugai. Tai yra puikus pavyzdys, kaip kolektyvas po 18 metų ne tik iširo, bet dar ir pasipylė daug aptarinėjimų ir kažkokios neigiamos informacijos iš vienos ir iš kitos pusės. Iš karto sakau, kad šitam video aš nenagrinėsiu jų ten asmeninių išgyvenimų, bet tik tai naudosim jų pavyzdį kaip iliustraciją, kurią galima pritaikyti savo darbo terpėje ir tikram gyvenimui. Jūs galite pasakyti, kad, Viktorija, bet ne, taigi čia šou verslas, ten pas juos visą laiką kažkokios dramos. Patikėkit, visur yra tie patys žmonės, gyvi, tikri žmonės. Tokios situacijos tiesiog kaip po padidinamojo stiklų išryškina ir padidina tas situacijos, kurios atitinka nuolatos. Paprastose eilinėse darbo terpėse, paprastiems žmonėms, kurie nėra nei garsenybės, nei žvaigždės, tai gali atsitikti bet kam. Reikia visą laiką atsiminti, kad darbo terpė tai nėra tavo šeima, tai nėra tavo draugai, tai yra kolektyvas, taip, su kuriais tu gali sutart, kuriuos tu gali gerbti ir netgi gerai, draugiškai bendradarbiauti. Bet kai tik kažkam iš tų žmonių pasiūlys geresnę darbo vietą su geresnėm sąlygom ir geresniu atlygiu, jie tikriausiai išeis, nes tai nėra šeima, tai nėra draugai. Ir tai reikia atsiminti. Kaip ir tau, jeigu pasiūlys tau darbo vietoje geresnės sąlygas arba pakeisti darbo vietą geriau apmokamą, aš manau, tu pasirinksi geriau apmokamą darbo vietą, nes tavo bendradarbiai tai nėra tavo pirmoji eilėje tavo draugai, tikrai nėra tavo šeima. Nebent tu dirbi šeimos versle, bet tai yra visai irgi atskira istorija. Kogi niekada nereikia daryti darbe? Tai visų pirma, aš norėsiu truputį adresuoti kai kurios komentarus iš savo praeitų video, nes kai kurie dalykai gali likti neteisingai suprasti. Aš kalbėjau apie tai, kad nereikia viešinti kai kurių dalykų apie save arba tiesiog nekalbėti tam tikrom temom darbe ir kažkas iš komentuotojų parašė išvadą galima padaryti tokią, kad reikia tiesiog meluoti darbe. Ir norėčiau pabrėžti tai, kad ne, niekada nemeluok darbe. Melas ir kažkokie, ypač jeigu savo prirašai kažkokias savybės, kurias tu turi, bet iš tikrųjų tu jų neturi. Meluodamas be priežasties apie savo asmeninį gyvenimą, tu atrodysi tiesiog neprofesionalus ir nepatikimas žmogus. Ir dar vienas svarbus komentaras, kurį gavau po to video, kur irgi žmogus parašė, ir aš manau, kad teisingai parašė, kad taip, vienose terpėse mažiau bendraudamas, mažiau apie save sakydamas, tu atrodysi profesionalus, kitose terpėse tu gali pasirodyti tiesiog antisocialus ir nebendraujantis ir tai irgi nėra gerai. Čia aš noriu pabrėžti, kad taip, aš pati esu komunikabilus žmogus ir bendrauju su savo bendradarbiais įvairiausiom temom, tiesiog ką aš turiu omeny, kai aš sakau, kad kai kurių dalykų geriau neviešinti. Tai nereiškia, kad reikia meluoti. Tiesiog, pavyzdžiui, yra faktai, aš esu ištekėjusi. Visi tai mato, visi tai žino, bet apie savo santykius su vyru aš nekalbu ir nesigilinu. Taip, žinoma, yra terpių, kur tu dirbi labai daug metų ir jūs vis tiek vienaip ar kitaip žinot šį bei tą vieni apie kitus, bet nereikia niekada gilintis į pačius santykius. Ištekėjus, taip, kokie ten pas mane santykiai su mano vyru, tai yra niekieno reikalas, tik mano ir mano vyro. Tik su pačiom artimiausiam draugiam šį bei tą galima aptarti ir tiek. Bet jeigu tu vis tiek bendrauji su savo kolegiam, taip, pavyzdžiui, savaitgalį buvau su vyru teatre, žiūrėjom spektaklį, labai patiko spektaklis. Taip, savaitgalį susipykau su vyru, tai niekieno reikalas, tik tarp mano ir mano vyro. Todėl taip, aš vis tiek galiu kalbėti apie save ir apie savo kažkokį laisvalaikį ir apie savo šeimą ir visą kitą. Aš nesakau, kad aš atėjau kaip robotas, antisocialiai atidirbau savo valandas ir išėjau. Tai nereiškia, kad aš patariu su nieko nebendrauti ir su nieko nesidalinti ir iš viso nieko neaptarinėti. Tiesiog turėtų omeny, kad yra tam tikra riba, kur viskas darosi jau per daug asmeniška ir kur tikrai darbo terpė nėra tinkama terpė tai aptarinėti. Aš jau minėjau prieš tai video, kad vienai bendradarbiai tiesiog pasakiau, kad mano vyras yra toks žmogus, kur visai mielai gyventų kam nors
priemiesty arba kaime kažkokiam name, o aš esu miesto žmogus ir mane labiau traukia gyventi arti centro. Ir ta mano kita bendradarbiai pasakė, kad aš noriu skirtis su savo vyru. Dar vienas dalykas, kurį patarčiau niekada nedaryti darbe, tai niekada netikėk žodžiais. Viskas turi būti uždokumentuota ir taip yra geriausia abiem pusėm. Darbe yra geriau, kai viskas yra uždokumentuota. Pavyzdžiui, šitą situaciją 69 danguje grupės narė Nijolė, aš mačiau jos interviu su Rolandu ir ten ji pasakė, kad mes ten, kalbėjom apie tai, kiek mes kam turim mokėti ir lyg ir pas mus buvo toks sutarimas, kad mes ten nevienodas sumas gaunam, nes mes, pavyzdžiui, dainuojančios, o tos dvi tik šokėjos, todėl jos gauna mažiau ir paskui ten jau, kai prasidėjo, neatsimenu, ten koncertą ar kažkas, mes su Karina kalbėjom, ir Karina sako, gal turėtumėm vienodai visom dalinti, o aš sakau, kodėl mes šokėjom turėtumėm daugiau mokėti. Tai kad tokių situacijų nebūtų, viskas turi būti aptarta ir uždokumentuota iš anksto. Tada nei viena iš dalių neturės jokių pretenzijų. Tada niekas neturės jokių pretenzijų. Ar mes turim duoti po koncertų procentą tam žmogui, kuris sukūrė grupę? Ar mes turim sumokėti vienom daugiau, kitom mažiau? Dabar dėmesio, aš manau, kad kiekvienas darbas turi būti apmokamas skirtingai. Aš nuoširdžiai tikiu, kad yra darbe darbuotojų, kurie tikrai įdeda daugiau savo darbo, pastangų, laiko ir talentų, ir yra darbuotojų, kurie dirba mažiau, ir tai viskas turi būti uždokumentuota ir parašyta, kodėl ir ką ir kaip ir už kiek, kas kiek gauna. Todėl taip, aš manau, kad jeigu grupėje yra tokia sistema, pavyzdžiui, yra, solistė, vokalistė, viena arba dvi, jos galbūt gauna daugiau, ir kitos, kurios, pavyzdžiui, yra ten mažiau darbo įneša, yra skirtingų situacijų, yra atveju, kai žmogus ir dainas rašo, ir muziką kūrė. Aišku, toks žmogus turės daugiau gauti, negu žmogus, kuris tiesiog šoka ir išsižioja prie mikrofono. Faktas. Bet aš nežinau šitos situacijos, kokia ten pas juos yra grupė, ir aš manau, kad jeigu tokia situacija iš tikrųjų buvo, ji turėtų būti uždokumentuota, kad, pavyzdžiui, tokia ir tokia gauna tiek procentų nuo koncertų veiklos, tokia ir tokia gauna tiek. Tuo tarpu toks ir toks procentas atitenka tam žmogui, kuris, tarkim, yra grupės buvęs prodiuserius ar įkūrėjas, aš net nežinau, kokia ten tarp jų situacija. Aš taip supratau, kad ten dar ir kažkokie meilės trikampiai prieš tai buvo, bet apie tai aš nekalbu, aš kalbu būtent apie tą situaciją, kad darbe dalykas, kuris tikriausiai buvo tiesiog žodžiškai kažkaip sutartas ir dėl to buvo tos erdvės tartis dar daugiau į vieną arba į kitą pusę. Ir tokios situacijos atsitinka ne tik šou versle, bet ir kitose srityse, tai gali atsitikti bet kokiam eiliniam darbe. Pavyzdžiui, iš mano darbo patirties pas mane buvo panaši situacija, kai dirbau ilgai vienoje įmonėje, buvau labai ten geras, vertingas darbuotojas, turėjau labai didelį pasitikėjimą, žmonės manim pasitikėjo, turiu pabrėžti, kad tai buvo šeimos verslas, vadinasi, ten aš žinojau, kad neturėsiu kažkokio didelio augimo, dėl to, kad tėtis yra įmonės direktorius, jo dukra yra mūsų įmonės menedžerė. Bet aš žinojau, kad aš vis tiek galiu, tarkim, gauti geros vertingos darbo patirties ir galbūt vėliau, kai norėsiu keisti darbą, gausiu geras rekomendacijas ir taip toliau ir eisiu toliau. Bet to įmonėje turėjau didelį pasitikėjimą ir žmonės, kai visa šeima išvažiuodavo atostogų, man sakydavo, kad aš esu pavaduojanti menedžerė. Ir kiekvieną kartą jie sakydavo tiesiog, Viktorija, tu esi tokia vertinga darbuotoja, tu esi, mes taip pasitikim, mes taip džiaugiamės, kad tu dirbi pas mus įmonėje. Aš pradirbau nemažai metų šitoje įmonėje, jie žinojo, kad tikrai gali manim pasitikėti, kai visa šeima išvažiuodavo kažkur atostogų, ten 2 savaitėm, kur nors ten žiemą į Kanarus, jie laisvai galėjo mane palikti. Ir tikrai esu patikimas žmogus, apmokindavau ir naujus darbuotojus, aš prižiūrėdavau įmonės veiklą ir tvarkydavau popierius tos, kurie buvo reikalingi, būtini, kol jie buvo išvykę. Ir buvo tas pasitikėjimas. Bet čia buvo mano didžiulė klaida, kad aš nepaprašiau užrašyti to mano kontraktą, kad aš esu pavaduojanti menedžerė. Ir nesvarbu, kiekvieną kartą, kai menedžerės nėra, arba kai aš dirbu savaitgaliais be jos, vadinasi, aš esu jau vietoj menedžerės. Ir aš vien iš to pasitikėjimo žmonėm, iš to, kad, taip, aš buvau pavaduojanti menedžerė, bet niekada tai niekur neatsispindėjo. Neatsispindėjo nei ant mano darbo, nei ant mano darbo kontrakto, nei ant mano atlygio, niekur. Tai tiesiog buvo geri žodžiai, kad maždaug tu esi žiauriai vertinga darbuotoja, mes tam labai labai pasitikim. Ir
Iš tikrųjų, aš ir neketinau išeiti iš tos darbo vietos, nes man buvo labai gerai ten dirbti, jie iš tikrųjų buvo geri žmonės, mes neblogai sutarėm, jie visą laiką, kai pas mane keisdavosi sąlygos dėl vaiko priežiūros, dėl mano auklės darbo valandų ar dar kažko, jie visą laiką lankščiai prisitaikydavo prie manęs, duodavo man dienas, kurios man reikalingos, dėl to aš turėjau naudos pasilikti toj vietoj, bet ir iš jų pusės buvo taip, kad oi, tu esi savaitgalių menedžerė, oi, tu esi patikimas žmogus, tu esi menedžerės pavaduotoja, mes taip džiaugiamės, kad mes tave turim savo įmonėje, bet tai niekada niekur neatsispindėjo ant jokių popierių ir aš patarčiau visą laiką, jeigu jums kažkoks menedžeris arba jūsų vadovas sako, kad tu esi aukštesnių pareigų, pabandykit kažkaip gražiai, taktiškai paprašyti, kad tai kažkur atsispindėtų, kad jūs vėliau galėtumėt galbūt kitoje darbo vietoje arba netgi čia žinoti, kad jūs turit kažkokias kitokias pareigas, jūs išaugot. Net jeigu to įmonėje nelabai yra vietų, kur daugiau augt, kaip situacijoje, kai tėtis yra direktorius, o dukra yra menedžerė, ten nelabai yra kur augt, bet aš būčiau labai laiminga, jeigu aš būčiau menedžerės pavaduotoja oficialiai. Ir šitoje situacijoje gavosi taip, kad kai aš išėjau į dekretinės atostogas, vietoje manęs jie ieškojo žmogaus būtent į menedžerės pavaduotojos vietą. Jie sukūrė tą vietą kitam žmogui, ne man. Ir kai aš grįžau po savo maternity leave, po savo motinystės atostogų, aš į tą vietą jau negalėjau pretenduoti, nes pačioj pradžioj aš tos vietos neturėjau. Bet tai jau buvo nebesvarbu, nes aš žinojau, kad aš vėliau ieškosiu kito darbo ir aš perėjau į kitą darbą. Bet tiesiog, jeigu jūs šiuo metu, tarkim, dirbote įmonėje ir girdite tokius dalykus, kad, oi, tu čia pavaduojantis menedžeris ar dar kažką, paprašykit kažkaip gražiai, iš esmės, jeigu jūs paprašysit ir jums pasakys, kad ne, mes to negalim padaryti, jūs nieko neprarasit. Bet jeigu jūs paprašysit ir jūs tikrai oficialiai užrašys, tai bus jums tikrai į naudą ir nematau, kodėl tuo nereiktų pasinaudoti. Tas pats ir šitoj situacijoje su grupės narėm, 69 danguje, jeigu viskas būtų surašyta, kas kiek gauna, kas iš jų yra dainininkės, kas iš jų šokėjos ir kieno alga yra kokia, alga, tarkim, arba procentas po koncerto ar dar kažkas, kai kurių nesusipratimų galima būtų išvengti, kad paskui nebūtų tokių aptarinėjimų, kas turi gauti daugiau, kas turi gauti mažiau, nes šitie dalykai turi būti surašyti to begin with, ta prasme, visa tai turi būti surašyta nuo pat pradžių. Ir dar vienas aspektas tai yra netraukti šeimos narių arba santykių arba draugų į bendrą darbą, į bendrą verslą ir į šitos visus bendrus finansinius dalykus. Turi būti visiškas skaidrumas visur, kur įsivėlė didesni pinigai, visur, kur yra finansai, mes turime matyti, kad viskas vyksta taip, kaip priklauso, kad nebūtų vėlgi tokių situacijų, kad Nijolė ir ten buvo jos vyras ir jisai buvo kažkoks jų finansų tvarkytojas ir paskui dėl to, kad ten kažkam pinigų trūko vėlgi, man atrodo, kad dėl to, kad nebuvo viskas oficialiai surašyta, gavosi taip, kad jos apkaltino kitos narės, kad jos vyras pasisavino ten kažkokią pinigų sumą, kad viso šito išvengt, kad tokių situacijų nebūtų. Ne viskas, kas vyksta šou versle, pritaikoma 100% realiam gyvenimui. Bet tokios situacijos atsitinka nuolatos, kai du draugai pradėjo verslą ir paskui susipyko taip, kad nebebendrauja ir ten per teismus iš viso sprendžia savo paskui reikalus. Net jeigu jūs esate draugai daug metų ir pasitikit vieni kitais, jūs vis tiek prieš atidarydami verslą turit suprasti, kad jūs turit viską uždokumentuoti, kad galų gale nebūtų jokių tokių sprendimų, kad kodėl tu gauni daugiau, kodėl tu pasiėmė daugiau pinigų, nes aš investavau daugiau pinigų, tai turi būti surašyta, kas kiek gauna, už kas kiek investavęs. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, šeima, vyras su žmona ir jie pradeda verslą, lygiai taip pat yra daug atvejų, kai žmonės skiriasi ir paskui dalina tą verslą. Ir jeigu jūs galvojat, kad jūs nesat vieni iš tų žmonių, kad jūs niekada neišsiskirsit, nes jūs mylit vienas kitą, pas jūs viskas bus tobula, gali būti, bet istorija rodo, kad taip atsitinka net taip dažnai ir labai daug šeimų paskui, kai skiriasi, dalina tuos verslus, negali susitarti dėl pinigų ir taip toliau. Dėl to aš manau, kad labai protingas žingsnis būtų, net jeigu jūs su savo vyru ar su žmona darot kažką, atidarot kažką, uždokumentuoti viską ir susitarti dėl visų finansinių aspektų nuo pat pradžių, kad nereiktų paskui šitos visus finansinius reikalus spręsti tuo metu, kai jūs pykstatės, kai jūs dalinatės turtą, kai jūs vienas kitų jau nepasitikit ir atsitinka visokie tokie nesklandumai. Nuo to kenčia ir įmonė, ir verslas, ir pinigai ateityje, ir kiti darbuotojai, jeigu, pavyzdžiui, jūs ne tik dviese dirbat šito įmonėje ir taip toliau. Todėl aš manau, kad visur, kur yra pinigai ir ypač kai įsivėlė
pinigai, šeima, draugai, visur turi būti skaidrumas ir visur turi būti sutarta viskas iš pradžių ant popieriaus, kad nebūtų paskui jokių nesklandumų. Ir iš savo patirties aš iš viso patarčiau nedirbti šeimos versle. Aišku, visokių situacijų pasitaiko, bet aš tiesiog turiu omeny, jeigu jūs įsidarbinat pas kažką, pas ką jau yra šeimos verslas, jūs turite suprasti, kad jūs visą laiką turėsit tą vadinamą glass ceiling, jūs niekada neužaugsit aukščiau, nes ten jau yra užimtos tos pozicijos šeimos narių. Vienintelis dalykas, ką jūs galite įsigyti galbūt patirties, darbo patirties geros ir jau su tą patirtim keliauti kažkur kitur. Tai va, bet čia kiekvienas priima savo sprendimą. Spauskit patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat galite pasidalinti savo istorijom iš darbo terpės, kokios situacijos privertė jūs susimastyti ir pagalvoti, kad va to daugiau niekada nedarysiu darbe. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Taip pat galite pažiūrėti šitos video. Visiems bye!